Sveiki krepšinio draugai, Basket News žurnalistas ir GO3 Sport komentatorius. Eilinę savaitę su jumis, vėl mūsų laukia labai daug krepšinio, tad nieko nelaukdamas pradedu nuo antradienio susitikimo. Wolves prieš Lions, Vilkai prieš Liūtus ir čia nėra Saboninės kalėdinis turnyras, čia yra Europos taurė ir du ambicingi projektai. Susitinka sostinėje, Lietuvos sostinėje. Londono Lions tikrai atrodo labai solidžiai šį sezoną, per 8 mačius Europos taurėje, tik tai sykį nepelnė bent 83 taškų, didžiulis puolimo talentas. Tuo metu Vilniaus Vilkai savo pergalės Europos taurėje irgi grindžia nuo puolimo, tad galime laukti rezultatyvių rungtynių. Wolves turi tik 19 gynybos reitingą. Lions garbę gina Didžiosios Britanijos krepšinio pasididžiavimas Geibas Olaseni, taip pat vienas pagrindinių žmonių, galbūt net galima sakyti pagrindinis komandos variklis yra Matthew Morganas, antras rezultatyviausias Europos taurės žaidėjas, beveik pelno po 20 taškų, perimetro linijos krepšininkas, tai tikrai bus ką veikti tiek Arnui Beručkai, tiek Kristupui Žemaičiui ir kitiems. Šis tandemas yra pavojingiausias, vis dėlto Vilkai savaitgalį iškovojo emociškai labai svarbią pergalę, laimėjo sostinės derbį veikdamas Vilniaus Rytą, net ir be pagrindinių savo žaidėjų Rašido Sulejmono ir Jeffo Tayloro, kurios sugrįžimas artėja ir galbūt, kas nežino, įvyks jau šią savaitę. Manau, kad laukia labai atkakli, rezultatyvi kova Vilniuje ir prognozuoja pergalę Vilkams. Tas pats antradienis ir netradiciškai antradienį ne per dvigubą Eurolygos savaitę vyks Eurolygos nukeltas susitikimas tarp Tel Avivo Maccabi ir Madrido Realo. Mačas vyks Belgrade. Maccabi praėjusią savaitę pralaimėjo Barcelonai, bet tai nebuvo jų blogas susitikimas. Daugiau mažiau tai buvo arbitrų ambicijos ir noras išvaryti Veidą Baldviną. Dėl antrosios techninės pražangos nebūtų galima tikrai ginčytis. Baldvinas parodė, kad varžovas mina baudos metimo liniją ir už tai gavo antrą techninę. Su Veidu Baldvinu net nebejoju, kad būtų Maccabis iškovojęs pergalę apskritai. Maccabio puolimo mechanizmas su Veidu Baldvinu, Lorenzo Brownu, Bonzi Colsonu, Joshu Nibu atrodo labai įspūdingai ir daug žadančiai. Žinoma, dabar varžovas Madrido Realas, tad lengviau tikrai nebus. Realas patyrė pirmąjį pralaimėjimą sezone Ispanijos pirmenybėse, bet Eurolygoje žengia vis dar be pralaimėjimų. Manau, kad ši savaitė bus kertinė. Laukia išvykos tiek su Maccabi, tiek su Stambulo Fenerbahče ir galvoju, kad Maccabis žais puolimo žaidimą, žaidžia puolimo žaidimą ir Madrido Realas, bet šį kartą sėkmės daugiau bus Tel Avivo Maccabio pusėje ir jie švęs pergalę. Trečiadienį laukia Vilniaus Ryto susitikimas Čempionų lygoje. Vilniečiai namuose priima Patru Prometėjas komandą, Graikijos klubas, kuriam Vilniečiai pralaimėjo 2 taškais. Išvykoje ten buvo daug žaidybinio broko ir labai gaila, kad nepavyko pasimti pergalės. Jeigu Rytas nori dar turėti ambicijų iškovoti pirmąją vietą Čempionų lygos pirmoje grupėje, privalo įveikti Patru Prometėjas. Pralaimėjimo atveju galbūt net neliktų realių šansų iškovoti antrąją poziciją, taip kad pergalė būtina, bet emocinė būsena tikrai nėra Ryto pusėje, pralaimėjimas principiniam varžovui Wolves. Tuo metu Patru Prometėjas po truputį įsivažiuoja ir savaitgalį nugalėjo pajėgę komandą Salonikų Aris Graikijos pirmenybėse. Žudbutinis mačas, kokybiško krepšinio tikėtis turbūt labai nereikėtų, tačiau Vilniaus Rytas prie savų sirgalių privalo parodyti charakterį. Anthony Cowanas yra pagrindinis Patru Prometėjas žaidėjas, jį išjungus ir atkirtus nuo komandos galima būtų tikėtis sėkmės. Rytas tikrai turi individualiai stiprių gynybinių žaidėjų, taip kad asmeninė gynyba bus labai svarbus raktas į pergalę ir aš tikiu, kad Rytas iškovos pergalę daugiau negu 2 taškais. Ketvirtadienį vėl Eurolyga ir mūsų Kauno Žalgiris vyksta į Milaną, kur susitinka su vietos ekipa ir sakyčiau, kad dabartinis neužtikrintas ir namie vietinėse pirmenybėse pralaimintis Milano klubas būtų kasnelis, kurį Žalgiris privalo pasimti, bet patys kauniečiai pastaruoju metu atrodo dar prasčiau. Kazys Maksvytis atvirai pradėjo kalbėti, kad yra duobė. Tomas Dimša buvo prarastas Pirėjuje ir tiki Žalgirio vadovybė ir trenerių štabas, kad pavyks jį atgaivinti mačui Milane, nes be jo būtų tikrai labai liūdnas vaizdas, tik 3 perimetro linijos krepšininkai belikę sveiki, Gedraitis, Evansas ir Lukas Lekavičius, tai tikrai nėra Eurolygos rotacija, Žalgiris turi problemų, papildomas vis dar ieškomas. Tuo metu Milano klubas pradėjo rodyti atsigavimo ženklus Eurolygoje, pastarosiomis savaitėmis prie Nikola Mirotičiaus ir Šeivano Šilco prisijungė daugiau žaidėjų puolime. Čia reikėtų kalbėti apie Madolo ir Nikolo Melį, kurie po pasaulio čempionato pradėjo įdėti į savo geras formas, tad tikrai nebus lengva, daug priklausys, ar Tomas Dimša galės rungtyniauti. Vis dėlto dėja prognozuoju atkaklės rungtynės, bet Milano klubo pergalę. Nelengvas darbas Žalgirio laukia ir Lietuvoje. Grįžę penktadienį jie iš Milano
jau sekmadienį vyks į karštąjį tašką Lietuvoje, į Panevėžį Aukštaitijos sostinę Nemuno Čanako auklėtiniai. Šiuo metu fiksuoja 7 pergalių seriją, jie patys europinės rungtynės žais trečiadienį Rumunijoje, taip kad turės papildomą dieną pasiruošti šioms rungtynėms ir tikrai atsiradęs pas panevėžiečius pasitikėjimą savo jėgomis, žaidėjai pradėjo suprasti savo vaidmenis, nepaisant ir sveikatos problemų, neaišku, ar galės žaisti Valinskas, neaišku, ar žais Popovičius, bet pas Žalgirį daugiau problemų ir jeigu bus patirtas pralaimėjimas dar ir Aukštaitijos sostinėje, tai bus emocinis smūgis komandai ir po to gali būti net pradedama galvoti apie kažkokias sudėties permainas, taip kad negali tęstis tokia ilga duobė žalgiriečių. Tomo Dimšo sugrįžimas labai laukiamas, bet prie jo laukiamas ir minimum vienas žaidėjo papildymas. Šią savaitę jau reikia tų veiksmų iš Žalgirio vadovybės. Prognozuoju, kad jeigu Tomas Dimša žais, žalgiriečiai šiaip netaip išneš sveiką kailį iš Panevėžio ir nutrauks savo nesėkmių seriją. Šiandien tiek, komentuokit, diskutuokit komentarų sekcijoje, kaip seksis Lietuvos klubams, palaikykime mūsų komandas, na ir iki kito karto.